Šių metų gegužės 23 dieną Punsko skansene pirmą savo autorinį koncertą surengė folk grupė Aitvarai. Ansamblis Aitvarai susikūrė lygiai prieš metus ir jos sąstate dainuojantis, grojantis, muzikuojantis mūsų krašto jaunimas. Mus priglaudė Lietuvių liaudies kultūros centras, vadovauti ėmėsi tuometinė ir dabartinė gimtinės ansamblio vadovė Angelė Babkauskienė. Sąstatas ilgainiui keitėsi ir dabar neturime instrumentų, kiekvienas groja tų, ką turi, ką atsinešęs yra. Dalyvavome įvairiuose mūsų krašto renginiuose, pirmą kartą pasirodėme pernai metų Sąskrydyje. Šis koncertas yra pirmas mūsų autorinis koncertas, visi labai jaudinamės, labai bijom, bet tikiuosi, žiūrovai mus palaikys ir ateis į koncertą, susirinks. Ką galiu pasakyti, kad pradžios šio ansamblio nebuvo lengvos. Žinokit, iš pradžių buvo visi atlikėjai, visi gyveno, visi norėjo grot, visi norėjo dainuot, bet nebuvo nei vadovo, nebuvo nei vieno instrumento, nebuvo net vietos, kur parepetuot. Bet žinokit vieną dalyką, šis jaunimas pilnas ūpo, pilnas noro kažką daryti. Dalis dalyvių baigia muzikos mokyklą Punske, anksčiau groja ir dainavė įvairiuose ansambliuose. Mūsų repertuare pagrindė yra lietuvių liaudies dainos, dažnai aranžuotos mūsų pačių ar kitų autorių. Aišku, neapsieinam ir be estradinių dainų, taigi šį vakarą žiūrovai išgirs mus dar negirdėtam lig šiol repertuare dainuojant lietuviškos estrados dainas. Juos priglaudė Lietuvių liaudies kultūros centras, o ansambliui ėmėsi vadovauti ponia Angelė Babkauskienė. Na, o instrumentai, žinot, kas ką turėjo, tas tą ir atsinešė. Na ir va, kas ką atsinešė, tą ir turėjo, ir tokiu būdu pirmą kartą šie jaunuoliai pasirodė lygiai prieš metus ansamblį. Pasistengsime pasirodyti ir koncertuoti visur, kur mus kvies. Labai džiaugiamės galėdami dalyvauti kiekviename renginyje. Ir aš manau, kad meilė muzikai, dainavimui neišblės ir kad šis ansamblis gyvuos ir toliau. Globoja Vytautas Pečiulis. Ir šiandien va būtent pasirodys visi scenoje. Taigi, audringais plojimais pasveikinkim Aitvarus, o konkrečiai Virginiją, Jolantą, Alicija, Algį, Rimą, Viktorą, nu ir dar vieną Darių,